Kaip pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba, sekmadienio naktis buvo karšta druskininkų pasieniečiams. Pasienyje su Baltarusija veikiančiame Raigardo punkte sulaikyti 2 stambūs kontrabandinių cigarečių kroviniai, gabenti vilkikų priekabų slėptuvėse. Lenko vairuojama transporto priemonė į Lietuvą bandyta įvežti 51 000 pakelių rūkalų, esto 45 000 pakelių. Šios kontrabandos vertė, įskaitant privalomus mokėti mokesčius, apie 700 000 litų. Sekmadienį tuoj po vidurnakčio Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės druskininkų užkardos pasieniečiai Raigardo kontrolės punkte tikrino iš Baltarusijos atvykstančio vilkiko Renault Magnum ir jo priekabos dokumentus. Jokio krovinio negabenančią transporto priemonę į Lietuvą vyko 42 Lenkijos pilietis. Druskininkų pasieniečiai nustatė, kad priekabos registracijos liudijime nurodyta kita markė ir kėbulo numeriai nei atvykusios į punktą. Priekaba Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams pasirodė įtartina. Buvo matyti, kad negamykliniu būdu sumažintos jos durys, o dugne matėsi keistų virinimo siūlių, o kai kuriuose tarpuose buvo pripurkšta silikono. Kartu su muitinės pareigūnais druskininkų pasieniečiai detaliai patikrino neva tuščią priekabą ir jos grindyse bei lubose aptiko slėptuves, iš kurių ištraukė 51 000 pakelių kontrabandinių rūkalų su Baltarusijos akcizo ženklais. Slėptuvėse buvo ir 1000 pakelių cigarečių su Ukrainos banderolėmis. Dėl kontrabandos Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Lenką pasieniečiai po apklausos uždarė į areštinę. Vilkikas, priekaba ir cigaretė saugomi druskininkų užkardoje. Praėjus maždaug 3 valandoms po šio sulaikymo, Raigardo punkte druskininkų pasieniečiams ir muitininkams įkliuvo iš Baltarusijos vilkiku MAN atvykęs 38 estas. Jo tempiamos priekabos grindyse ir lubose irgi buvo aptiktos slėptuvės, kuriuose gabenti 45 000 pakelių cigarečių su Rusijos banderolėmis. Tyrimą dėl šios kontrabandos atlieka muitinės pareigūnai.